Vartininkas šiandien yra Aurimas Katinas. Komandų treneriai Otilijus Titas rankininkas. Rankininko ataka ir bandymas į kraštą, metimas ir yra taškai. Yra įkas, tikrai pakankamai rezultatyvus. Pirmieji įvarčiai, kuriuos pelno šeimininkai, būtent priklauso Simui Stankui. Leidęs, taigi Arminas Grigėnas, 22 įvarčiai, o čia labai gražus metimas ir Simas Stankus kol kas yra nesulaikomas. Trečiasis mano skaičiavimais tikslus jo metimai. Panašaus pajėgumo Žvirblis puikiai žaidžia, greitas išpuolis ir tai yra labai gražu. Simas Stankus su šypsena dabar grįžta. Nes Utenos komanda yra jaunesnė ir realiai turėtų jėgų turėti. Simas Stankus kol kas yra nesulaikomas. Jo sąskaitoje jau 5 tikslus metimai. Prieš vieną metimas ir yra taiklus Simas Stankus. Šeštasis jo įvartis šiandien. 10-7 rankininkas bando atitrūkti, naudojasi savo patirtimi. Stankus šiandien jo pilna visur. Jau rankininko žaidėjus, kurie pradėjo tą antrąjį kėlinį. Čia dar vienas metimas ir Simas Stankus. Po pertraukos nemažina apsukų jis. Dar vienas įvartis. 7. Simo Stankaus įvartis. Šiandien jis tikrai žaidžia puikiai. 7 įvarčiai jo sąskaitoje, 6 pirmoji rungtynių pusėje, 1 po pertraukos ir jis yra vienas tų pagrindinių tos persvaros, kurią turi rankininkas Kalvių. Šarūnas Bikus, tačiau tarsi koordinaciją dabar prarado ir kirto 6 metrų liniją, atrodo, kad taip ir suklydo, o Simas Stankus iš karto naudojasi tuo. Greita. Giedriau. Pozityvu. 1-0